nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien švietimo laidoje, kad mintis judėtų, kartu su Utenos daugiafunkcijos sporto centro metodininkė Irma Maigienė. Sveika. Labą. Kalbinsime ilgametę rankinio trenerę Reginą Butkienę su ugdytinėmis Gustė Lazdauskaitė ir Adrija Dudėnaitė. Sveiki. Labą dieną. Sveiki. Trenerės paprašysime papasakoti apie savo karjerą, ilgametę patirtį rankinio srityje, pasiekimus, o jaunųjų sportininkių pasidalinti mintimis apie komandos dvasią, kaip sekasi, kokius savo kelia lūkesčius, ar varžantis pasitaiko kokių mėlynių ir praskeltų lūpų. Taigi dar kartą sveiki ir sakykit, kaip sekasi sporto bendruomeniai, kaip jums prasidėjo metai, gal pradėsim nuo trenerės. Na, metai, žiūrint, jeigu šie metai, tai prasidėjo neblogai. Jau turim su mergaitėm ir pergalių, turim ir pralošimų. Visko pasitaiko, bet taip smagiai viskas eina, buvom tarptautiniam turnyre. Lūdzoje ten mes iškovojom prizinę vietą, pakeliaujam. Jums merginos, kai prasidėjo metai, ar džiaugiate savo rezultatais, ar šiaip? Rezultatai visą laiką galėtų būti geresni, bet džiaugiamės, ką dabar darom. O draugė? Tai, manau, taip pat visai gerai sekasi. Džiaugiatės savimi ir nusiteikę pozityviai. Taip. Na, dabar trenerės gal pasišnekėsim ir paklausim, miela Regina, papasakokite apie savo posūkį į sportą, kiek jau metų dirbate rankinio trenerė, kiek išauginote sportininkų, kaip sekėsi, kiek žinau, pernai metais ir jubiliejinius tokius metus atšventėte. Taip. Neblogai sekėsi pagal viską, dirbu tai labai daug, bijau pasakyti net prie mergaičių sigas, 47 metus aš jau dirbu trenerę ir sekėsi labai neblogai visą laiką, turėjau daug gerų mergaičių sportininkių, daug pasiekusių rezultatų, esam tapę ir Lietuvos daugkartiniam čempionėmis, ir moterų lygoje čempionėmis, pirmos lygos buvom, ir merginų toliau tęsinčių yra karjera irgi. Žaidžia ir už Kauno Žalgirį, ir už Kauno Garliavą mergaitės. Lietuvos rinktinės narės yra. Bent 4 buvo pradžioje, dabar 3 liko. Taip, kad neblogai sekasi mums. Dar gal Irma, ką norės papildyti, nes taip matosi, kad trenerė labai kuklė. Taip, pas mus trenerė labai kuklė, tai pas mus vienintelė, kuri dirba taip ilgai trenerė. Ir Regina, jeigu neduosiu sumeluoti, nežinau, tu gal po Secevičių atėjai, ne? Jo, jie jau buvo. Ir tada tu atėjai ir tada... Jo, Secevičių nebuvo pirmoji, trenerė jo mano buvo. Tavo ir tada tai jau tu atėjai, praktiškai pakeitė jau... Jo, ir aš tada pradėjau dirbti treneriam. Tai labai džiugu, iš tikrųjų, merginos, jūsų dabar noriu biškį paklausti, nes labai nerimaujat. Kaip sugalvojat pasirinkti tokią sporto šaką? Ar trenerė labai gera buvo ir labai lengvai prikalbino, nes, tu pripažinkim, vis tiek rankinis, tai kontaktinė sporto šaka. Netgi labai. Tai tai ir papasakokit, kaip sugalvojat pasirinkti tokią sporto šaką ir kiek jau laiko sportuojate? Tai nežinau, aš kažkaip lankiau atletiką ir pusseserė lankė, pasiūlė. Visai buvo įdomu pradžioj, tai pabandžiau, patiko ir kažkaip nesirašiau kol kas dar mes ir lankau gal kažkur apie 5 metus jau. Aš tai, tuo metu mano klasiokė lankė ir irgi kažkaip pasiūlė.
aš sutikau. Dar buvo ir mama lankius, tai toks postumis ir buvo. O tai mama gal auklėtinė trenerės? Teta. Teta. Mamos sesuo mano auklėtinė, o mama buvo kito trenerio auklėtinė. Kartos Čia tiesiog gijos kartos. tokios. Tai gal Reginos tada ir paklausim, ar galit palyginti tokį sportuojantį jaunimą, ar skiriasi kartų požiūris į sportą, kitus dalykus ir galimybės, kokios buvo anksčiau ir dabar va tokius. Požiūris tai skiriasi pagal mane, dabar jaunimas šiek tiek yra, negalima sakyti prie mergaičių, bet šiek tiek lepesnis. Anksčiau buvo kitoks jaunimas, bet kas link galimybių, tai yra dabar daug geresnės galimybės sportuoti, pasiekti kažką tai. Taip jau kartu palyginus ir ta karta ir šita karta visą laiką yra tos, kurios, jeigu nori sportuoti, tai visą laiką yra norinčios ir geros. Taip, dabar visos sąlygos, aš pamenu, irgi buvau priversta bėgti į sporto centrą užrašytą, tai neturėjau normalių sportbačių, tai galų gale atsidūriau ligoninėje, nes kažkaip ten kojas. Jo, atmušė turbūt. Atmušiau, taip. Taip. Ir baigęs mano sportinė karjera. Na, kokia yra sporto šaka rankinis jums, treneri? Ar daug taktikos ir strategijos reikalaujantis sportas? Labai daug reikalaujantis, ypatingai, neskaitant bendro fizinio pasirengimo, bet reikalinga labai ir taktika, kartu ir strategija, kadangi reikia žinoti, kaip, kada pulti su kuria komanda, kaip daug. Jo, išanalizuoti, kadangi reikia, visko reikia rankinį. Taip jau sporto šaka tokia, dėl ko sakom rankininkai ir visas sporto šakas moka. Ir krepšinį žaisti, ir futbolą žaisti, kadangi mums reikia viskas reikalinga. Paklausė tada merginą, tai merginas, kadangi irgi sako, ir taktikos, ir visko reikia. Tai dėl to noriu paklausti, gal galite mums pasakyti, pavyzdžiui, rankinis kuo išskirtinis nuo kitų sporto šakų? Nes, pavyzdžiui, gal kiti maišo šitą rankinį su kažkokia kita sporto šaka, gal, pavyzdžiui, esat susidūrę ar kažką tai. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, aš atvažiavau iš Ukmergės, žinokit, rankinio nėra. Tai aš net nežinojau, kas čia per dalykas, o čia Utenoj tradicijos giliausios, aš sakau, kas čia per dalykas toksai ir tikrai nieko nežinau. Tai dabar man kaip nežinančiai, įsivaizduokit, prašom papasakoti. Tiesiog toks kaip ir futbolo, ir krepšinio mišinys, išskirtinis sportas skiriasi nuo kitų, nes kaip ir trenerė minėjo, reikia daug visko išmokti, išanalizuoti, pasiruošti prieš visas komandas skirtingai, mano nuomonė. Papildysi? Nežinau, aš irgi taip pat manau, labai daug dar kas maišo rankinį su tinkliniu, bet, pagal mane tai čia, kaip aš žinau, tai du skirtingi dalykai. Būna mėlynių ant kojų praskeltų lūpų šiam sporte? Oi, labai daug. Po kiekvienų varžybų galima sakyti, arba ant rankų, arba ant kojų, ant veido, nosis lūžta. Ir nebaisu, tokie dalykai negąsdina merginų. Čia yra šito sporto dalis, tai reikia su tuo susitaikyti. O kodėl tai vyksta? Čia kažkaip tai gintis reikia, ar panašiai, papasakokit? Tai visai būna ir gynyboje, ir puolime, visko būna visur. Bet tai čia ta prasme gynyba, tas stabdymas, pavyzdžiui, krepšinį, jeigu grubiau sužaidži, tai iš karto yra pražanga, ten visa kita, o pas jūs ta gynyba tokia ir yra, ar grubesnė tokia, taip, ten apkabinat žmogų. Tai čia yra tas sportas su kontaktu, nes, kitaip tai rankinis nebūtų rankinis, bet to. Tikrai taip patvirtinu. Kad trenerė papildytų dar. Tikrai taip, kadangi pas mus rankinis jau yra be kalbų, kad yra kontaktai su žmonėmis ir pas mus šiek tiek grubesnis žaidimas yra negu krepšinis. Mums leidžiama šiek tiek pasistumdyti, pasilaikyti, apkabinti ir aišku gaunasi kartais ir netyčinės traumos tokios, kai meti. Gaunasi, kad ir veidą gali sužaloti, kadangi pataikai su ranka, su kamoliu. Taip kad traumų būna. O tai paskui nesusipykstate? Ne, tarpusavį tai jos nesusipyksta, o su komandom tai būna, kad pasipyksta. Jau tada piktis būna, jeigu dar pralošia, tai irgi pikta. O kadangi taip ilgai vis tiek rankinį trenerę treniruojat, ar skiriasi tas rankinio žaidimas prieš 47 metus ir dabar? Ta prasme, ar jisai pašvelnėjo, ar dar kaip tik sugrubėjo? Jo, jisai gal pasidarė šiek tiek greitesnis.
ir protingesnis gal žaidimas palyginus, bet grubumu turbūt grubesnis. Dabar. O ar keičiasi taisyklės ir kažkokie ten normatyvai ir panašiai su laiku? Taisyklės, tobulinama, keitėsi dabar mūsų taisyklės ir išmetimui, iš centro dabar padaryta, kad geresnis būtų greitesnis, tai galima toks duotas rutulys, iš kurio įsimesti, būdavo būtinai liniją užminti ir tada tik įsimesti. Tada keitėsi laikas, aišku, jau keičiamas yra pagal viską, būdavo anksčiau mažiau žaidžiama, dabar jau po 30 vyresnį žaidžiam. O čia palengvinimai ar pasunkinimai jūsų nuomonė? Čia yra pasunkinimai, man atrodo. Kas link centro taisyklės pakeitimas, tai yra palengvinimas, kad greičiau būtų puolimas, nes labai nori greitai pult, bet kadangi reikia būtinai liniją tą užminti, tai visą laiką gaunas linijos žaidėjas, vėluojasi dar kas nors, o čia dabar greitesnis puolimas gaunasi. Aš noriu dabar mergaičių dar paklausti, kadangi aš vis tiek nelabai daug suprantu apie rankinį, jūs man papasakokit. Žinau, dabar sakė linijos žaidėjas, kokie ten tie žaidėjai laksto? Tai yra iš viso 7 žaidėjai. Tai 2 kraštai, 2 pusiau kraštai, centras, linija, ir vartininkė. Tai ir kokiojose pozicijose jūs žaidžiate? Pusiau kraštuose. Abidvi, taip? Taip. Ir kuo išskirtinė jūsų pozicija varžybose? Kas, geriau ar tenais įvarčius iš ten lengviau pataikyt? Nežinau, kad ten būna dar kairys kraštas, dešinys kraštas, kažkaip ten. Aš žinokit, nelabai suprantu. Angelė gal daugiau supranta. Įvarčius, gal kaip tik šiek tiek sunkiau pataikyt. Man nuomonė iš krašto sunkiausia, bet ir iš pusiau kraštų gan sunku. Ir tie pusiau kraštai per varžybas, man nuomonė, kaip ir daugiausiai mėto. Nes, pavyzdžiui, ten ne visada pamatai, kad gali kraštui pasą paduoti, tai ne visada ir kraštas tada gali mesti pusiau kraštai, tokie matomi žaidėjai, tai dėl to taip. Ir abidvi toj pačioj pozicijoje, ar viena vienam krašte, kitam krašte? Viena vienam, kita kitam. Aha, ir čia priklauso nuo to, kas dešiniarankis, kairiarankis ar ne? Jo. Taip. Tai čia jau kuri dabar? Aš kairiarankė. Tai tu kairiajam krašte, jeigu kairiarankė, ar priešingai? Dešiniajam. O čia priešingai vadina. Tai vadinasi, aš kuriam čia, kai aš kairę rankę dar... Tai dešiniajam būčiau. Aš dešinę rankę, tai aš kairiajam būčiau. Tai galimai. Jo, gali, patinkat. O dabar pas jūs vis tiek dabar vartininkės nėra šitą, tai gal galite pasakyti, ar sudėtinga būti vartininkė rankinę? Nesat niekada per treniruotę stovėję? Esu ir per varžybas esu, tai vartininkas, galima sakyti, sudaro 50% komandos, nes tiesiog stovi ir yra viena didesnių komandos dalių, nes ir nuo jo priklauso, ar tau įmes ar neįmes, bet dar didesnę dalį ir gynyba nusako, nes jeigu gynyba prasta, tada vartininkui automatiškai meta tiesiai ir nieko tada jis nebegali padaryti jau. Nebent ten labai labai geras būtų. Viskas supratau. O trenerė tik tai linkčioja galvą. Vadinas gerai išmokina. Taip, viską atsakinėjom, čia kaip ir pamoką organizavom. Bija dvejetą gal. Tai gal trenerės tada ir paklausim, kokie yra pagrindiniai jūsų treniravimo principai ir filosofija šiame žaidime? Principas tai gal yra tas, kad pasiekti kuo aukštesnį rezultatą. O filosofija tai užauginti gerą kartą. Jaunimą, kad jisai mokėtų kaip gyventi, ne tik tai, kad sportas vien rūpėtų, bet ir kaip elgtis gyvenime. Visa tas yra svarbiausia pas mus. Ir aišku, draugišką kolektyvą. Dabar aš mergaičių paklausiu, kadangi trenerės principas yra užauginti gerą kartą. Tai merginas, kaip dažnai treniruotės einat? Kasdien? Jo, stengiamės. Nesargam, tai stengiamės. Tai labai gerai, šaunuolės, kad treniruotės lankat ir treneriai daug lengviau. O šitą dar norim pasiklausti ir merginų. Kaip jūsų, kokie tikslai yra nebūtinai šiems metams apskritai, ta prasme, ar jūs galvojate tęsti karjerą su rankiniu, ar tiesiog... Gal tiesiog pasuksite, pabaigsite 12 klasių, nebežiūrėsite tą rankinį, su trenerė net nebesisveikinsit. Šito negali būti. Tai nežinau, aš visai norėčiau tęsti kaip ir karjerą, visai norėčiau kažką bandyti su trenerė būti kokią. Kažkaip mane traukia sportas, nežinau. Labai gerą pavyzdį gal turi, tai dėl to ir užkrečiantis tas dalykas, labai malonu.
Aš irgi norėčiau eiti šituo keliu, nes man rankinis patinka ir aš irgi save ateityje matau rankinį, tai taip. Tai svarbiausia, kad patinka, vadinasi, treneris geras. Indėlis, teisingai. O tai sakykit, dar man dabar atėjo tokia mintis, kaip per krepšinį sukviečia per traukėlėm ir sustrateguoja, ar čia rankiniai irgi taip pat būna ir jūs tokias patarimus dalinat, ar kitaip žaidžiam? Mes truputį kitaip gal, bet mes minutės, jeigu paėmam, tai pasakom ką nors, bet žinot, su merginom labai sunku minutę paėmus, nelabai jos klauso. Jos labai savo reikalai susijama. Tada bėga pakalbėti tarpusavį joms reikia. Arba kas megas Jo, mes ir neužteks per minutę, bet tik tiek, kad bet taip jau mes nedarom to kaip krepšinį. Jo, ten matot, keli treneriai ten yra, ten vienai nespėsi. Tai kaip tada skatinate tokį, šiek tiek ir užsiminėte prieš tai, komandinį dvasingumą ir bendradarbiavimą, kad manau, kad ir išėję jūsų sportininkai tikrai pas jūs sugrįžta, pasipasakokite ir pasidžiaugia savo laimėjimais ir šiaip apie gyvenimą pasipasakoja. Taip, tikrai taip. Grįžta ir susitinkame, ir susitikimus organizuojame, ir pasišnekam, ir visos, aišku, labai dėkoja už sportą, kadangi jos tampa ir galvoja kažkaip tai ir draugystė lieka tarp tos komandos, jos, kad ir dabar jau yra tokios kartos pas mane, kur jau vos ne anūkus turi, bet visą laiką tik susitinka tarpusavį ir kalbasi. Tai mes dėl to visą laiką ir darom, ir varžybas vežam kažkur tai su nakvynė, kad kartu pabendrautų, susidraugautų komanda. Nes aišku, pradžioje būna visokių pykčių ten tarpusavį jų, kol ateina iki to lygio, kad jos jau susidraugauja visą komandą. Apsišlifuoja. Jo, tai tada mes ir siekim šitą. Dabar praeitais metais buvo trenerės, o kaip tik jubiliejus, kai Angelė minėjo, tai labai malonu pasidžiaugti. Teko ir man padalyvauti šitoj staigmenoj, tai trenerės pasveikinti susirinko, net nežinau, kelintų ten metų laidą, net irgi. Pačios gal 77 metų gimimo. Čia pačios pirmos? Nu, jos ne pirmos, mano laida pirma buvo, tai 59-60 ten. Taip, bet irgi 70 kažkelintų metų susirinko ir jau net jaunesnės kartos atėjo, pasveikino, atvažiavo. Jo, susirinko, staigmeną padarė man. O ir sportinę karjerą irgi nuo rankinio pradėjote ar dar kur kitur? Ne, tik nuo rankinio. Tik nuo rankinio iš karto. Jo, kaip atsirado pas mus, esu aišku pradėjo treniruotis pirmoji, tada ir aš jau ėjau. Pas mus šeimoje dar ir brolis treniravosi, taip kad mes iš 5 vaikų, 3 vaikai rankininkai. O kitų sporto šakų yra? Dukra ir anūkė dar. O dukra ir anūkė jau treniruojasi, dabar pirmokė, ruošiasi varžybom. Irgi rankinį. Na, kaip gražu. Neperdoda niekaip šitos sporto šakos. Neišeina. Sakykit, kai susirenka šeimoje, tai dažni pokalbiai apie rankinį būna? Anksčiau tai labai dažni būdavo ir kai dar dirbo ir sesuo trenerė, tai labai pykdavomės. Apie darbą tik ir būdavo kalba. Dabar jau kitaip biški. Bendraujam jau. Jau dabar nuslėgo. Jo, nuslėgo dabar jau. A jeigu nepaslaptis, tai dėl ko pykdavotės, dėl strategijų, dėl komandų? Ne, dėl žaidėjų. Tai viena jie atrodo geriau žaidžia, man atrodo mano geriau žaidžia. Tai va taip ir pykdavomės. Nepasidalindavo, kurios geriau žaidžia. Dabar aš merginų tada trumpai dar paklausiu. Trenerė jūsų jau tiek metų patirties turi viską. Ar gera trenerė jūsų? Mano trenerė negirdės, galite ir blogiai pasakyti. Tikrai labai gera trenerė, abi, realiai visa komanda žino, kad geresnės trenerės tikrai niekada, kad ir kur nueitumėm, neturėtumėm. Ir tikrai ne tik apie rankinį pamoko, bet ir iš gyvenimiškų situacijų duoda patarimų ir taip toliau. Apie bernų šnekat? Ne, apie tai šiek tiek pašnekam, pasigeria, kad turi berniukų. Ir aišku, ir iš jos pusės gali patarti. Taip. Nes tikrai. Tai dabar žiūrėkit šitą klaidą, dabar klausės kiti rankininkai ir sakys, ajatus, tik tai jūsų trenerė čia geriausias. Tai dabar papasakit, kas ta gero yra jūsų treneriai. Nežinau, labai gerai treniruoja. Visada ir iš gyvenimo visada palaiko blogiausiose situacijose, visur padeda. Tai ne tai kaip mama, ne? Na, jo. Mama irgi gerai, bet treneriai tiesiog ir paslapti savo gali pasipasakot, ir kaip tu jauties, viską. Dabar mama klausys ir eis pas trenerį klausyti visų paslapčių.
Bet trenerė neišduos. Trenerės tas kompiuteris labai pilnas paslapčių. Pilnas. Ir niekam neišduoda paslapčių. Tai dar dabar tada trenerės vis tiek vyksta pasiruošimai sezonui, visa kita. Dar papasakokite plačiau ne tik apie savo sezonus, apie draugiškus visokius turnyrus, apie užsienius, apie stovyklas, gal kažkokį linksmesnį nutikimą iš savo pusės, tada mergaitės iš savo pusės kokį sugalvos linksmą nutikimą papasakos. Jeigu per savo šitą darbą, kiek aš dirbau, tai mes labai daug esam iškeliavę. Visas šalis gal aplankę, ir Portugalija, ir Ispanija, ir Italija, ir Turkija. Nu visur į turnyrus važinėdavom labai smagiai, labai nuo tokių, kad prisimint, aišku visokių, bet jau per tiek metų man jau sunku ir prisiminti, kad visokių tokių dalykų atsitiko. Būdavo ir baisesnių, ir geresnių. Mums linksmesnių. Dabar, kad ir paskutiniai stovykloje labai mums patiko, kai buvom Saldutiški. Mergaitės gal greit patvirtins, tai labai būdavo įdomu žiūrėti ir linksma, kai jas kaip sakyti, nemuštravo, bet kaip vos ne kaip kareiviškam buvom mes režime tokiam. Tai man patiko tenais labai. Kai merginos, daug drausmės buvo? Drausmės, bet kartu ir tokį, su noru vykdė jos. Aišku, buvo ir pikčiukai, kurios nepatiko ten užduotis jau, bet taip tai labai smagiai buvo. Ta stovykla man, pavyzdžiui, patiko tikrai. Geriausias vakaro pasirodymas, kai berniukai buvo persirengę. Ir kai berniukai buvo persirengę mergaitėm, ypatingai ten pasirodymas patiko labai. Iš vis ir mergaičių va šitų pasirodymas. Mergaitė mačiau, liktais berniukų buvo, ne? Jo. Sūsais mačiau. Bet va ten berniukai du buvo, tai ten super. Tai jūs tik mergaitės treniruojate? Jo, aš tik mergaitės. Ir visą gyvenimą? Visą gyvenimą. Neišdaviau mergaičių. Tai jau paslapčių tikrai daug. Tikrai daug. Dabar mergina savo kokį linksmą nuotykį ar iš varžybų, kokiu ar iš treniruotėse tose pačiuose, kad čia jau mums linksmų, tai viena kitą žiūri, tai viena gal vienai kažkas linksmų buvo, kitai kitas kažkas linksmų buvo. Tai tikriausiai, kad per paskutinį turnyrą Latvijoje, kai naktį sugalvojom išeiti pas berniukus ir po to reikėjo treneriai prisiduoti išlindus iš dušo visom trim. Slėpėtės duše ir trenerė pagavo? Pačios, jau pačios. Matot, nieko nepaslėpsit nuo trenerės. Nieko. Palikom intrigą klausytojam, kas čia vyko. Kas ten vyko? Tavo. Ar ten naktį obuolių? Jo, ar naktį obuolių. Pusė 4. Tai gal kai buvom berods 23 metais Druskininkuose, tai irgi mes ten išėjom naktį pas mergaitės. Susiradom draugių. Jo, iš kitų miestų išėjom ir labai patiko, bet taip treneriai nesužinojo, kol pačios nepasakėm, važiuojant namo. Tai nieko vadinasi, labai geros mergaitės, jeigu pačios prisiduoda. Jo, aš visai žinau, kad jos pasisako. Po vienos dienos, kai padaro ką nors. Neištveria. Jo, neištveria. Jaunystė yra jaunystė, rūpis viską išbandyti. Viskas išbandyti reikia. Nieko, labai gerai. Tai šitą jau gal pabiškai baigsim. Taip, šiek tiek baigsim. Tai dar vis tiek apie fizinę formą ar pasiruošimą per sezono laikotarpį. Kaip treniruojatės, kaip stiprinat save? Mes pradedam kažkur rugpjūčio mėnesį, pradedam stovyklom, darom stovyklas, tada ruošiamės bendra fizinio šiek tiek treniruotės tada ir pradedam sezonai ruoštis. Tai kokiegi tikslai ir ambicijos rankininkų, ką šiam sezonui ateičiai planuojat? Šie metam būtų gerai papult į top 4 ir išeiti į finalus. O ar labai daug trūksta iki to? Tiesą pasakius, nedaug. Tai ko gero dar prieš užbaigiant palinkėsim to jūsų pasiekti to tikslo ir dar norim vieno dalyko paklausti. Gal norėtumėte kam nors ir linkėjimus perduoti, nes po jūsų ateis kiti sportininkai, gal irgi, kad mažiau jaudintųsi taip, kaip jūs čia jaudinatės. Aš iš tikrųjų norėčiau perduoti linkėjimus mamai ir pasakyti ačiū, kad mane pagimdėjai ir užauginai. Myliu tave, mam. Kaip gražu. Tai aš norėčiau irgi perduoti linkėjimus tėvam ir ačiū labai jiem už viską, kad visada padeda, tu ir rankinį visada palaiko blogose situacijose.
Tai dar kažkam kitam, kur čia sakė bernioką turi, tai berniokai linkėjimus perdok. Dar norėčiau pasakyti linkėjimus ir Klaipėdos teisėjui. Va. Tai vadinas, geras teisėjas kažkoks lemiamas buvo. Labai geras. Labai gal įsiminė dėl to. Įsiminė turbūt labai. O trenerė gal nori kažkam linkėjimus perduoti? Trenerė, nežinau, visom sportininkėm. Ir kad toliau siektų visko. Ir šeimai. Ir esamoms. Na ir dar savaitgalį vyks rankinio finalai, tai gal primintumėt, atvyksta stipriausios tiek vyrų, tiek moterų rankinių klubo komandos. Matysime ir uteniškių, ką galite papasakoti apie tai. Taip, čia bus labai įdomios varžybos, komandos labai geros susirenka ir aišku yra tam tarpe ir uteniškių. Mergaičių žais ir už Kauno Žalgirio komandą, ir iš Kauno Garliavos. O vyrų tai pagrindė berniukų, vyrų tiksliau Vilniaus Šviesos komandoje. Pagrindiniai bus uteniškiai mūsų. Ir komandos bus tikrai geros ir rungtynės turėtų būti labai geros. O visas renginys prasidės šeštadienį Utenos daugiafunkciame sporto centre. Pirmos varžybos 12:15 min. Kviečiame visus rankinio ir ne tik rankinio ir gero vaizdo mylėtis atvykti ir pastebėti, kas geras varžybas. Džiugu tikrai jūs kalbinti, kiek jau kalbinau Utenos daugiafunkcijos sporto centro pedagogus, tai tikrai nuostabus, labai mylintys savo ugdytinius, taigi linkiu jums sėkmės ir visam centrui, stiprybės, į ateitį žengti pozityviai. Ir noriu priminti, kad šiandien viešėjo Utenos daugiafunkcijos sporto centro rankinio trenerė Regina Butkienė. Dar kartą dėkoju su savo ugdytinėmis Gustė Lazdauskaitė ir Adrija Dudėnaitė. Linkėjimai ir visai jūsų komandai merginos, nes tik dvi atstovaujate, kiti tik tai priglūdę klauso. Parneš linkėjimus, linkėjimus ir dėkoju centro metodininkai Irmai Maigienei, su kuria jau taip čia puikiai susidirbame ir klausinėjame. Taigi, ačiū labai. Ačiū. Iki, tariu malonaus. Iki. Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.